2026 m. kovą Rastanūra, Saudo Arabija, ankstyvas rytas, staiga įsijungė aliarmas. Darbininkai skuba bėgti lauk, kai vienas didžiausių naftos terminalų pasaulyje pradeda degti. Irano raketos ir dronai kirto 100 km dykumos ir tiesiai pataikė į pagrindinį Saudo Arabijos turtų šaltinį. Ir tai nebuvo pirmas kartas tą mėnesį. Iranas jau buvo atakavęs naftos perdirbimo gamyklas, oro uostus, rajonus, kuriuose žmonės miegojo. Daugiau nei 100 sviedinių per vieną savaitę. 2 civiliai žuvo. Vienas amerikiečių kareivis, kuris niekada negrįžo namo. Naftotiekiui, eksportuojančiam naftą į visą pasaulį, buvo smogta ir 700 000 barelių per dieną tiesiog buvo užblokuoti. Irano pajėgos smogė Rastanūros naftos perdirbimo gamyklai Saudo Arabijoje šio pirmadienio rytą. Visas pasaulis sustojo stebėti, ką darys Saudo Arabija. O Saudo Arabija nieko nepadarė. Jokio atsakomojo išpuolio. Jokios grėsmės. Visiška tyla. Iranas žinojo šį scenarijų. 2019 m. rugsėjį Irano dronai ir raketos sunaikino Abkaiko naftos perdirbimo gamyklą, didžiausią pasaulyje naftos objektą, per vieną naktį sustabdydami pusę visos Saudo Arabijos naftos gamybos. Tai buvo precedento neturintis išpuolis. O Saudo Arabija neatsakė. Džinurijo kartėlį ir liko tyli. Tada Iranas manė, kad 2026 m. kovas bus toks pat. Bet jis klydo. Kas įvyko per artimiausias savaitės, niekada nebuvo viešai paskelbta. Ir kai ši istorija iškilo į viešumą, ji šokiravo net tuos, kurie dešimtmečius stebi artimuosius rytus. Kiekvienas žmogus tam tikrų gyvenimo momentu jau yra uždavęs savo šį klausimą. Kiek ilgai gali atlaikyti smūgius, kol pradėsi priešintis? Kada tylėjimas nustoja būti išmintingas ir tampa silpnumu? Kada ištvermė nustoja būti dorybė ir tampa kvietimu gauti dar daugiau smūgių? Mohamedas bin Salmanas, galingiausias žmogus Saudo Arabijoje, buvo kaip tik susidūręs su šiuo klausimu. 40 metų karaliaus sūnus. Jis pastaruosius metus praleido paversdamas vieną konservatyviausių pasaulio šalių investicijų, tarptautinių renginių ir turizmo traukos centru. Jis karalystės ateitį grindė ekonomika, verslu ir stabilumu. Tačiau jis taip pat yra žmogus, kuris niekada nevengė konflikto, kai manė, kad tai būtina. Ir dabar jo šalyje krito raketos. Kad suprastume, ką padarė Saudo Arabija. Pirmiausia, reikia suprasti, kokio masto veiksmus vykdė Iranas. Ką Jungtinės valstijos ir Izraelis 2026 m. vasario pabaigoje atakavo Irano karinius objektus. Į 26? Iranas atsakė. Tačiau jis neatsakė atakuodamas Jungtinės valstijas. Jis neatsakė atakuodamas Izraelį. Iranas nukreipė savo raketas į Persijos įlankos šalis prie jūros, kuris skalauja visą šį regioną. Kaimynai, kurie neturėjo nieko bendro su tuo karu. Iranas vienu metu užpuolė visas 6 Persijos įlankos šalis. Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emiratai, Kuveitas, Kataras, Bahreinas, Omanas. Šalys, kurios buvo likusios nuošalyje nuo konflikto. Šalys, kurios viešai buvo pareiškusios, kad nesikiš. Tai nesvarbu. Iranas vis tiek užpuolė. Ir žiūrėk, tie išpuoliai nebuvo simboliniai, nebuvo perspėjimai, tai buvo tikri išpuoliai prieš tikrus taikinius, sukėlė tikrą žalą. Saudo Arabijoje pažangiausias amerikiečių karinis lėktuvas buvo sunaikintas ant žemės Saudo Arabijos karinėje bazėje. Jis nebuvo numuštas ore mūšio metu. Jis buvo sunaikintas ant žemės Irano raketa, kai stovėjo. Tiesiog nušluotas nuo žemėlapio. Tai buvo labai aiški žinutė. Iranas visiems sakė, niekas nėra saugus, nei šalis, kurios liko nuošalyje, nei Amerikos bazės. Niekas. Ir žinai, ką padarė Saudo Arabija? Viešai Mohamedas bin Salmanas ragino nusiraminti. Jis paskambino kitų Persijos įlankos šalių lyderiams ir pasakė, kad niekas neturėtų daryti nieko, kas galėtų pabloginti situaciją. Saudo Arabijos vyriausybė skelbė oficialius pareiškimus, mandagiai smerkė išpuolius ir judėjo toliau. Tai atrodė kaip silpnumas. Atrodė, kad Saudo Arabija kartos 2019 metų scenarijų.
Ji nurytų skūstųsi jungtinėse tautose ir judėtų toliau, tarsi nieko nebūtų nutikę. Ir Iranas tuo patikėjo. Jie toliau atakavo, toliau siuntė dronus, toliau leido raketas. Jiems tai buvo tobula situacija. Tačiau vyko ir antras pokalbis. Vienas, kurio niekas nematė. Mohamedas bin Salmanas žinojo, kiek kainavo 2019 metų nutylėjimas. Jis žinojo, kad Iranas po to įvykio buvo įsitikinęs tik vienu dalyku – Saudo Arabija niekada nereaguos. Ir būtent šis įsitikinimas paskatino Iraną 2026 metais sugrįžti su dar didesnė jėga, drąsa ir gerokai mažiau baimės. Jei karalystė šį kartą nereaguotų, žinia būtų dar aiškesnė. Galite pulti kiek tik norite, pasiekmių nebus. Buvo riba. Iranas buvo ją pasiekęs. Pagalvok pats akimirką. Įsivaizduok save Mohamedo bin Salmano vietoje. Tavo šalis yra bombarduojama savaitė po savaitės. 2 civiliai žuvę, 1 amerikiečių kareivis žuvęs, naftos perdirbimo gamyklos dega, o visas pasaulis laukia, ar tu ką nors padarysi. Ką tu darytum? Užkulišiuose, toli nuo kamerų, toli nuo oficialių pareiškimų, Mohamedas bin Salmanas priėmė sprendimą, kurio nė vienas lyderis nebuvo priėmęs. Sprendimą, kuris visam laikui pakeis Saudo Arabijos poziciją artimuosiuose rytuose. Jis ketino pulti Iraną tiesiogiai Irano teritorijoje. 2026 m. kovo pabaiga Saudo Arabijos karališkosios oro pajėgos pakyla. Be pranešimo, be spaudos konferencijos, niekieno neprašydami leidimo, Saudo Arabijos naikintuvai kerta oro erdvę ir smogia taikiniams Irano teritorijoje. Pirmą kartą per visą istoriją Saudo Arabija tiesiogiai puola savo pagrindinio priešo žemę. Tačiau tai, kas įvyko vėliau, buvo dar labiau netikėta. Po atakos Saudo Arabija pranešė Iranui, kad tai buvo ji. Per diplomatinius kanalus, privačiai, ji perdavė žinutę. Tai buvome mes ir jei reikės, pakartosime. Tai nebuvo tuščios kalbos. Tai buvo tiesioginė žinutė. Ir teisingai. Tai buvo šaltakraujiška. Buvo apskaičiuota. Ir tai suveikė. Ir Saudo Arabija tame nebuvo viena. Jungtiniai Arabų Emiratai taip pat sureagavo. Šalis, kuri daugelį metų bandė išlaikyti taiką su Iranu, vengė bet kokio tiesioginio konflikto, kuri rėmėsi diplomatija, pasiekė savo ribą. Ir kai tai įvyko, tai pranoko visų lūkesčius. 2026 m. balandžio pradžioje Jungtinių Arabų Emiratų Mirage 2000 naikintuvai slapta pakilo ir atakavo Lavan salos naftos perdirbimo gamyklą. Vieną pagrindinių Irano naftos objektų esančių Persijos įlankoje. Ataka sukėlė didžiulį gaisrą ir praktiškai paralyžiavo šios vietos veiklą. Pats Iranas pripažino, kad naftos perdirbimo gamykla buvo smogta, tačiau pats svarbiausias faktas paaiškėjo vėliau. Kad koordinuotų šią operaciją, Jungtiniai Arabų Emiratai dirbo tiesiogiai su Izraeliu. Izraelio žvalgybos tarnybos vadovas karo metu slapta bent 2 kartus vyko į Emiratus. Ir galiausiai Izraelis netgi atsiuntė Iron Dome prieš raketinės gynybos sistemos baterijas kartu su Izraelio personalu, kad jie valdytų įrangą Emiratų teritorijoje. Pagalvokite apie tai. Persijos įlankos arabų šalis priima Izraelio karius į savo teritoriją, kad apsigintų nuo Irano. Jei kas nors tai būtų pasakęs prieš 5 metus, niekas nebūtų patikėjęs. Iranas buvo pasiekęs neįmanomą dalyką. Jis buvo suvienijęs prieš save šalis, kurios istoriškai niekada nebūtų viena kitai priartėjusios. Skaičiai pasakoja šią istoriją geriau nei bet kuris žodis. Kovo 25-31 dienomis 2026 metais Iranas paleido daugiau nei 105 sviedinius į Saudo Arabiją. Dronai, raketos, nuolatinis bombardavimas diena po dienos. Kitą savaitę, po Saudo Arabijos atsako, šis skaičius sumažėjo iki mažiau nei 25. Tai nebuvo sutapimas. Iranas atsitraukė. Nedelsiant. Be viešo pareiškimo nieko nepripažindami, bet atsitraukė.
nutraukė tiesioginius išpolius prieš karalystę ir pradėjo naudoti sąjungininkų grupuotės Irake, kad toliau darytų spaudimą iš tolo, vengdamas tiesioginio susidūrimo su Saudo Arabija. Tarsi staiga būtų prisiminę, kad ta kala turi savo kainą. Nes yra kalba, kurią tokios vyriausybės kaip Irano valdžia supranta, ir tai nėra diplomatijos kalba. Tiesa ta, kad šiandieninis artimieji rytai jau nebėra tokie patys kaip prieš šį karą. Dešimtmečius Saudo Arabija rėmėsi Jungtinėmis valstijomis savo gynybai. Ji pirkdavo amerikietiškus ginklus, leisdavo amerikiečių bazėms būti savo teritorijoje ir pasitikėjo amerikiečiais, kad šie ją apsaugos, jei Iranas nuspręstų pulti. Tai buvo tarsi turėti stipriausią kaimyną gatvėje savo pusėje. Tačiau šiame kare amerikiečiai buvo ten. As bases estavam. Ir Iranas vis tiek užpuolė. Irano raketos pataikė į pačias amerikiečių bazes Saudo Arabijos teritorijoje. Apsauga nieko nesustabdė. Būtent tuo metu Saudo Arabija priėmė sprendimą, kurio ne vienas analitikas nesitikėjo. Ji peržengė ribą, kurios niekada anksčiau nebuvo peržengusi. Pirmą kartą istorijoje ji užpuolė Iraną Irano teritorijoje. Neprašydama leidimo, nepranešusi. Ir Iranas atsitraukė. Vienas faktas yra neabejotinas. Šiandieniniai artimieji rytai nebeveikia pagal tas pačias taisyklės kaip anksčiau. Saudo Arabija nustojo būti šalis, kuri tyliai priima išpolius ir tapo veikėja, kuri imasi veiksmų savo nuožiūrą, kai mano, kad tai būtina. Tai keičia visų regione esančių šalių – Irano, Jungtinių valstijų, Izraelio, mažesnių stebinčių šalių skaičiavimus. Ir visada išlieka klausimas, kas nutiks kitą kartą. O kaip manote jūs, ar Saudo Arabija pasielgė teisingai, slapta užpuolusi Iraną? O gal toks atsakymas gali dar labiau paaštrinti konfliktą regione? Palikite savo nuomonę čia komentaruose. Noriu sužinoti, ką jūs galvojate. Jei šis vaizdo įrašas padėjo jums geriau suprasti, kas vyksta artimuosiuose rytuose, pasidalinkite juos su žmogumi, kuriam taip pat reikia tai žinoti. Ir jei dar ne, dabar yra metas. Dar daug kas laukia. Iki kito vaizdo įrašo.